Tu pradedi kalbas apie mane. Aš apie tave atsakau, jeigu manęs paklausia. Aš neignoruoju, aš atsakau. Bet aš nepradedu kalbas apie tave, nes tu man neįdomus. Tai žiūrėk, ką aš išgirdau, tai jeigu būtų 9-5 kilai, tai tu pasirašytum. Tai aš... O jeigu mažiau? Tai koks skirtumas, tai viskas, aš čia esu. 9-5 kilai. O jeigu mažiau? Jeigu man iš tikrųjų šito net nereikia, ta prasme, šitos kovos. Ta prasme, ką jinai man šitai mano karjerai duos? Žmogus, kuris nukovė MMA kovotoją Ozolsą, kuris turi rekordą 5 pergalės, 4 pralaimėjimą, ar ten gal atvirkščiai netgi, ir tapo čempionu. Wow. Moralinis toks gali nebent būti momentas. Žinai, kad jeigu tiek daug buvo apsikeista žodžiais. Pusik, moralinis. Gerai, aš tau pasakysiu taip. Su kai kuriais šūdžiais jau esu šitą organizaciją buvau susidūręs. Kokia moralė čia? Kokios moralės? Tu purve turi gyventi. Tu turi gyventi mėnesį purve. Nes tavęs viešai kažkoks asilas, kur savo laikais, jo metų būdamas, aš tiesiog atvažiuočiau prie salės ir slaužiu jam kojas. Šneka, loja, dar kažkokį blevizgas, nusišneka, nebūtus dalykus kažkokius bando pateikti kaip realybę. Tau reikia gyventi paskui tokiam... Jo fanų bazė yra nepilnamečiai. Mano vaikai yra nepilnamečiai. Ir mano vaikų rate nepilnamečiai galbūt kalbės paskui. Ką man reikia savo vaikams streso? Aš noriu, kad mano vaikai didžiuotųsi savo tėčiu, o ne kad kažkas iš klasės girdėjo, nes savo kritinio mąstymo neturi, kad kažkoks zirsys kažkokį šūdą pasakė. Man ar to man reikia? Pasakyk. Ar man pasakytų, tavo tėtis kovoja su tikrai aukšto lygio kovotojais, jisai yra pripažintas visame pasaulyje, ar kovoja su vietiniu kažkokiu didvyriu. Dominikas nieko aš nesakau blogo, jisai vidutinio Lietuvos lygio kovotojas. Tikrai neblogas vidutinio Lietuvos lygio kovotojas. Jisai 2 kartus pralaimėjęs Narauskui, Narauskas yra Henrikui pralaimėjęs. 2 ar 3 kartus. Supranti?